Tad šiandien sustoję prie šitos simbolinės vietos geležinkelio stoties tylos minutėje pagerbkime visus, kurie iškeliavo ne tik iš šios geležinkelio stoties, bet ir iš visų geležinkelio stočių iškeliavo į nežinią ir daugelis į mirtį. Pagerbkime juos tylos minute. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti, kadangi tikrai kitelis yra pilnas nuostabiausių gėlių, šioje simbolinėje vietoje jos būna pamestos ir uždegamos žvakutės. Tuomet džiaugiuosi, kad Mažeikiuose yra Mažeikių choras Atmintis ir jos nuostabios, visuomet žavios, besišypsančios ir nežiūri kokia ten sveikata, ar sniegas sninga, ar lietus lyja, jūs visuomet su energija ateina, gieda, dainuoja. Tad pasiklausykime atliekamos dainos Ašalono broliai ir sesės. Ašalono broliai, Ašalono sesės, niekam neišdavę mūsų Lietuvos. Lagerius kalėjo, tremtyje kentėjo, žuvę už tėvynę, svetimos kažko. Lagerius kalėjo, tremtyje kentėjo, žuvę už tėvynę, svetimos kažko. Nestatykite paminklų iš plytų akmens karo sviedinių, kovotojams už gimto krašto laisvę. Statykite kilnių darbų, dvasios turtų amžinų, dainų ir atminties žiedų. Seimo nariui tikrai norisi padėkoti, jis visuomet yra nebejingas tiems dalykams, bet jis tai daro ne žodžiais, su darbais konkrečiais, todėl dažnai jo nesimato tuose viešuose renginiuose. Dėkojame jam. Ir atpriejo vadovės Zita Plužauskienė, sako, labai gražiai norime padėkoti taip pat gerbiamam klebonui, kuris suteikė visą